Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie maisto papildą skirtą moteriams. Fitline Beauty. Pastaruoju metu žmonės rūpinasi ne tik savo sveikatą, bet ir natūralio grožio išraišką. Tai oda, plaukais, nagais. Vienas įdomesnių produktų rinkoje yra Fitline Beauty. Gėrimo pavidalo maisto papildas, kuris žadina grožį iš vidaus. Pats asmeniškai šito produkto nebandžiau. Subalansuotas tinkantis moterims. Man atrodo, gal ir vyrams tiktų, tačiau tai yra apie tai. Su kuo kalbėjau, tai tikrai atsiliepė pakankamai gerai. Ir ką galiu apibendrinti šiame video, tai apie sudėtį, koks poveikis, kokie atsiliepimai yra vartotojai. Fitline Beauty yra pateikiamas kaip kolageno papildų, augalinių ištraukų, vitaminų ir mineralų mišinys, skirtas odai, plaukams ir nagams palaikyti. Produktas yra be cukraus, glitimo, laktozės bei konservantų, malonaus aviečių skonio, lengvai tirpstantis vandenyje ir pateikiamas per porcijas. Pagrindinės sudedamosios dalis kolageno peptidai, net 38%, vitaminas C, E, biotinas, cinkas, niacinas, varis, medžiagos veikiančios energiškai, siekiant stiprinti odos elastingumą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso bei palaikyti stiprius plaukus ir nagus. O kolageno ryšį su raukšlių sumažinimu patvirtina moksliniai tyrimai, ką Fitline įmonė tikrai labai daug atlieka. Tai galima tikrai rasti daug apie tai atsiliepimų internete. Jeigu reikės, galėsiu daugiau į tai pasigilinti. Kadangi pats aš nenaudojau, tačiau kiti, kas jį naudojo, turėjo visai tokius gražius atsiliepimus ir dalinosi savo pirmais įspūdžiais. Gėrimas visų pirma malonaus skonio. Tirpsta akimirksniu. O po kelių savaičių vartojimo pasijuto, kad oda tapo standresnė, švytinti, plaukai blizgantis, o nagai stipresni. Nenuostabu, kad daugelis vartotojų taip pat pastebi odos stangrumą, spindesys ir net plaukai pradėjo jaustis ženkliai stipresni. Sumažėjo raukšlių, oda tapo elastingesnė. Ir visi šitie yra tokie atsiliepimai, kurios mano asmeniai pažįstami žmonės, kurie įsigijo produktą, dalinosi tiek pas mūsų privačioje Facebooko grupėje, tiek interneto platybėse. Nepaisant visos šitos vertės, kurią sukuria šitas produktas, kuris yra be glitimo, be cukraus, be dažiklių, verta atkreipti dėmesį į atsakingą naudojimą. Tai visų pirma, reikėtų laikytis nurodytų proporcijų per dieną, kad nei viršyti, nei daugiau, nei mažiau, kadangi tai yra nustatyta norma, kiek reikėtų žmogui jo naudoti. Vartoti nuosekliai. Trumpalaikis naudojimas, kaip rodo ekspertai, neduos poveikio. Reikėtų kasdieną numatytais kiekiais naudoti bent jau 2 savaitės, kad jūs galėtume tikrai pajusti skirtumą prieš ir po. Kaip dažnai sakydavau, 30 metų savo organizmą alinom, o po to norim per 3 dienas gauti rezultatą. Tai šitą visą laiką priminkit su visais maisto papildais. Stebėkite dėl galimos alergijos. Nors alergijos su šito produktu yra labai retas, bet atkreipti dėmesį, tie, kurie turi jautrią odą, alergija sudedamosiam dalim. Tai visą laiką stebėkite. Su visais maisto papildais taip pat reikėtų irgi daryti. Ir apibendrinant, Fitline Beauty tikrai paliko daugiau nei teigiamą įspūdį. Tai skanus, patogus vartoti, gerai suderintas papildas, kuris gali būti puikus pagalbininkas tiems, kas siekia natūraliai sustiprinti savo odos, plaukų, nagų būklę. Taigi tiek trumpai apie patį šitą produktą. Šitą produktą, o kaip ir minėjau, yra uždaryta. Mes atidarę rasime miltelius. Atsinešiau šaukštelį. Tai kaip parašyta maždaug 1 arbatinis šaukštelis, ten 6,7 mg mes paimam. Panašiai šaukštelį dedame į stiklinę. Ir šitą kiekį reikėtų užsipilti maždaug 150 ml. Vėlgi mano puodelis, kuris turi viduj dozavimą. Aš čia maždaug turiu apie 300.
Na va, 150 ml ir išmaišome. Tikrai tirpsta greitai. Volia, toksai gėrimas, kad ir ne moteris, bet paragauti tai galima. Biškį reikėjo daugiau pamaišyti. Bet skonis tikrai neblogas ir gal visai yra verta pabandyti. Kaip sako, subalansuota moterims, bet tinka ir vyrams. Tie, kurie nori sustiprinti plaukus, nagus. Jo, man reikėtų plaukus sustiprinti. Gerai, iki kito karto, tikiuosi apžvalga jums patiko.